Dar kartą apie registravimąsi PVM mokėtojų. Jeigu 2025 metais, šiais metais, kadangi dabar jau yra gruodžio mėnuo, kažkurį tai mėnesį pasiekėte 45 000 eurų ribą savo pardavimuose ir tai yra PVM apmokestinamosios pajamos, prievolė registruotis PVM mokėtojų yra. Neužtenka pateikti deklaraciją FR 0608, susimokėti ir toliau savo ramiai gyventi. Ne. Nuo to laiko, kai buvo perlipta 45 000 eurų riba, prievolė registruotis PVM mokėtojų. Gavau tokį klausimą, jeigu vykdau individualią veiklą pagal pažymą ir pasiekiau tos 45 000 eurų, bet dabar tikrai jau veiklos nebevykdysiu, viskas. Na, nevykdysite, tai nevykdysite. Vadinasi, nutraukėte individualią veiklą pagal pažymą, pateikėte deklaraciją FR 0608 ir už tą sumą, kuri viršijo 45 000 eurų ribą, susimokate PVM, 21% tikėtina jūsų toks procentas. Bet dar noriu pasakyti, kad ne tai, kas viršijo 45, bet paskutinis sandoris, sakykime, buvo 43 000, laviravote ant tos ribos ir vienas sandoris kokie 10 000 ir šoktelėjote iki 53, tai už šitą visą sandorį reikia susimokėti pridėtinės vertės mokestį. Ir dar kartą primenu, kada reikia registruotis PVM mokėtojų, netikruoju PVM mokėtojų, galima tiksliau sakant registruotis. Tai kai perkate paslaugas iš ES arba ne ES apmokestinamųjų vienetų, arba parduodate paslaugas ES apmokestinamiems vienetams, bet jūsų apyvarta nesiekia 45 000 eurų. Prievolė registruotis PVM mokėtojų yra, dėl to, kad perkate paslaugas arba parduodate jau mano minėtas, bet nepasiekus 45 000 eurų ribos galima registruotis SVS dalyviu. Ir jeigu teikiate paslaugą ES apmokestinamiems vienetams PVM mokėtojams, teikiam deklaraciją FR 0564. Prievolės mokėti PVM dėl to neatsiranda, bet registruotis PVM mokėtojų reikia arba netikruoju PVM mokėtojų, tai SVS dalyvių. Pelningo verslo.